Labutis visiems. Šiandien aš dirbsiu su opalo akmeniu, kurį nusipirkau šiandien. Jisai absoliučiai nuostabus, aš jo neturėjau. Bet šiandien mes ėjom su mano merginom pasivaikščioti ir užsukom į spiritual parduotuvę tenais ir radom, aš pasiėmiau šitą akmenį, jis toksai yra kaip pieno spalvos, šviesus pieno spalvos, bet kai pridedi prie šviesos, tai jis ir oranžinis, ir mėlynas, ir žalės, visokių spalvų. Tai tiesiog, kai aš paėmiau tą akmenį, jautis labai šiltas ir aš supratau, kad jis man reikalingas dabar, dirbti su kažkokia nauja energija. Jau iš karto man šneka, tai yra moteriška energija, moteriška nauja energija, su kuria mes visi dirbsime, tai yra kūrimo energija, kur mes kursime dabar, kiekvienas tiek savo pačių gyvenimą, tiek visi kartu šalies ir pasaulio gyvenimo. Ir žemės gyvenimo, aišku. Tai va, tai jie nori pasakyti, kad nežinau dar, kas čia šneka, bet jau girdisi moteriškas balsas, tai kaip šitas akmuotas, toksai baltas, pieniškos spalvos, bet jame yra visokių spalvų viduje, ir žalios, ir mėlynos, ir oranžinės, ir raudonos. Tai toksai atrodo vienas akmuo, bet jame pilna visko. Tai va taip va mūsų visų, kaip šitas pasaulis. Vienas pasaulis, bet tiek daug skirtingų švieselių, tokių skirtingų spalvų, aurų mes turime, kad mes galime dirbti su kiekvienai atskirai ir tiesiog nepasibaigs visa istorija, kurią mes turim papasakoti. Tai va. Ką noriu jie pasakyti, tai kad prasideda naujas etapas tiek žmonijoje, tiek mūsų visų asmeninėme gyvenime. Jie sako, jūsų, aišku, po tų 9 portalą, kurį mes atlikome, kurį mes praėjome ir visi jų pajutome, tai jūs turėjote tikrai pajusti savo karminius tuos visus jungus, tiesiog nukris nuo jūsų pečių, padlengvėti patys. Tai va, ta dėžė, ta, kurioje mes visi buvome, ta dėžutė, kurią jie mumis įstatė, tai buvome įstatyti, pradeda griūti. Ir skverbėsi ta tokia švieselė, ta tokia kažkas jūsų kviečia, kažkuris turit, kažkas ten, jau tikrai jaučiate, kad visi turite jausti, kad jau kažkas jūs kviečia, kažką jūs norite daryti, kad tikriausiai gal ir nežinote, o gal kiti jau ir žinote, ką darysit. Toks kažkoks virpuliukas yra širdelėje, kad aš tikrai kažko noriu ir aš ieškau kažko ir aš niekaip negaliu surasti. Tai va tas jūsų nežinojimas, ta ugnelė, tas mažiukas virpesėlis jūsų širdelėje pagaliau bus pažadintas. Pagaliau mes galėsime visi atsikvėpti ir pradėti kurti pasaulį ir suprasti, kad mes esame kūrėjai savo pasaulio, mes esame kūrėjai visos šitos visatos ir mes esame ta dalelytė visatos, kuri irgi esame visata. Tai kas pas mus vyksta šitoje žemėje, atspindi ir visatą. Jie nori, kad mes atspindėtumėm visatą, jie nori, kad mes pakiltumėm aukščiau ir būtumėm ta didžiulė dalis visatos, kurią mes visi nešiojame savo širdelėse. Dar jie nori pasakyti, kad baimės, kurias jūs turėjote, tai jungai, kurias jūs laikė, nesvarbu kas buvo, ar tai baimė, ar nepasitikėjimas, ar drąsos trūkumas, ar tiesiog senos nuoskaudos, ar galvojimas, kad aš nesu geras pakankamai, aš nenusipelniau to. Nesvarbu, kas tas jūs laikė, kad jūs negalėjote to daryti, visa tai bus nuimta nuo jūsų ir tas net galvojimas, aš tikrai negaliu daryti, bus ištrintas iš jūsų atminties palaipsniui, nes bus sužadintas kaip tas tigras viduje, jūsų liūtas, tas,
kuris tiesiog norės verštis, jis tiesiog veršis lauka, nes jūsų siela nori verštis, jinai nebenori būti to dėžutėj, jinai nebenori būti tam mažytė dėžutėj užspausto ir sakyti, va, tu visi, kad mes turim galvoti taip, kaip visi galvoja, va, ten, tu turi galvoti, va, taip, kaip tas kažkas pasakė, tu turi daryti taip, va, taip, nes taip visi daro. Ne. Jeigu tu nieko neskriaudi, tu nieko neįžeidi, tu būni savimi, vadinasi, tu darai teisingai. Tu esi savo pačio atspindys. Tu esi dalis visatos, kuri atspindi tave. Ir nėra ko čia dvejoti, galvoti, pergalvoti. Jeigu tu jauti pašaukimą, jeigu tu jauti, kad gamta, pasaulis, visata ar dar kažkas kviečia tave, tai tiesiog eik ir kurk, nesvarbu kokią formą tu kursi, ar tu pieši, ar tu rašysi, ar tu kalbėsi, ar tu skraidysi, tai visiškai nesvarbu, ką jūs darysite, tai kas jūs atėjote daryti, su ta savo širdelės DNR-u jūsų viduje. Jūs esate tam ir pašaukti daryti, tam ir pašaukti atlikti tam tikras darbus, pažalinti tam tikrus žmonės, pažalinti savo sielos, praeitų gyvenimų sutiktas sielas. Tiesiog tie žmonės, kurie vis dar sukasi aplink jūs ir galvojate, kas žino, ar iš tikrųjų, ar taip, ar ne. Tie klausimai visi dabar tiesiog palaipsniui bus ištrinti, nes jie yra nereikalingi mums. Nes mums reikia drąsos. Mums reikia nebijoti, pasitikėti, tiesiog, kaip jinai sako, gyventi šią akimirką, kaip paskutinę akimirką ir kaip mėgautis dabar, o ne kas buvo ar kas bus. Mes mėgomės dabar. Kad ir kokią emociją mes gaunam, pavyzdžiui, ar mes esam nusiminę, ar dar kažką, mes turim rasti kažką ten gero, kažką ten, kas mus gali nuvesti ten, kur mes einame, vienu žingsneliu arčiau, vienu laipteliu arčiau, ten, kur jūs turite būti. Tai va, kas dar? Kokia dar? Noriu pasakyti, kad tai tikrai jaučiasi kaip angelas, bet aš nežinau, kodėl mes pas mumis dažniausiai tiek, aš buvau auginama kaip katalikė, tai ten nėra, kad moteris yra angelai, bet kiek ten, aš tikrai nesiginčysiu ir visą kitą, nei aš tos Biblijos skaičiau, nei man įdomu jos skaityti asmeniškai. Ne viskuo tikiu, kas ten yra parašyta, daug kas yra išgalvota ir prikurta, tai kad užslepta tas tam tikros žinutės, kad mes žinotum išimti, vienu žodžiu. Bet mano nuomonė, kad mes turėjom ir turime angelų moterų, bent jau su ta kita energija, tai vyriška ar moteriška energija, nes mums reikalinga. Mes turime mokėti kontroliuoti abidvi tas energijas ir tai jau bus ateity, kad mes mokėsime, bet daugiau ateity. Kai kurie žmonės ir dabar moka, kai kurie čia tiek vėliau išmoks, kai kurie išmoks dar vėliau, tai mes visi einam savo kiekvienu keliu. Bet mano nuomonė, kad mes turėjom angelų, kurie buvo moteriškos vibracijos, ne vien tik tai vyrai, nes mes visi galim daryti logiškus sprendimus. Aišku, moteris yra daugiau jautresnės ir jos kaip mamos, ar kaip būsimos mamos, ar kaip esamos mamos, jos daugiau tokios prie emocinių, tokių jautresnių, mes tokios švelnesnės, o vyriškai jau yra toks tragesnis, jisai jau stipresnis, jisai daugiau pasiryžimo turi negu mes. Bet tai nereiškia, kad mes neturim būti vertinamos. Tai aišku, ne, mes moteriška
energija yra ta, kuri kuria. Pas vyrus irgi tas pats, tai vyruose irgi yra moteriška energija ir ta kūrimo energija tai yra vyriška, moteriška dalis, nes tik moteriška dalis gali kurti. Vyriška dalis tai yra, mes darom, o moteriška tai tu sugalvoji, tu nori padaryti grožį, tu nori padaryti gėrį žmonėm, tu nori sukurti laimę visiems. O vyriška energija tai yra tiesiog judėjimas į priekį, tu eini tai ir darai, tu nebijai to daryti. Tai va, dėl to mes turime ir tokią vyrišką ir moterišką energiją. Tai va. Šita žinutė asmeniškai man tai yra labai tikrai nauja, niekada nepagalvojau, kad buvo moteriškų angelų, arhangelų. Tai va, tai čia tikrai kažkas naujo ir nežinau, ar aš domėsiuos apie tai ar ne, pažiūrėsim, kas ten toliau, kur mane nuves, gal jie patys man kokį video įmes, dar kažką, ar kokią knygą suras, kur aš perskaitysiu ir va, čia tikrai buvo tikrai kažkas tas naujo ir ne vien tik aš dabar ką tik gavau žinutę apie tai, bet daugiau žmonių gauna tą pačią žinutę ir tai tikrai tik tai yra patvirtinimas man ir kitiems, jeigu kas klausosi manęs, tai gal tik tai patvirtinimas jums, kurie gal gavote tą žinutę, kad va, iš tikrųjų tai buvo. Nes jie mėgsta, visada mėgsta su mumis juokauti, visada mėgsta duoti mus patvirtinimus, nes mes kaip žmonės mėgstame patvirtinimus, mes norime žinoti, kad mes tikrai teisingai keliaujam ir vyksta pas mumis viskas teisingai, nes su savo dviem akelėm mes nematom labai gerai. Mes tai galime matyti su savo trečiaja akim, ar mes teisingai darome, tik pasitikėdami savo vidiniu balsu. Tai reikia labai daug darbo ir tiesiog atsiverimo ir tiesiog pokyčių ir gyvenime ir visur. Žiūrėkim, kokią dar mes žinią čia gausim, ką dar mus naujo pasakys. Dabar jinai man rodo nuostabų pasaulį, tiesiog mūsų žemę, gražią žemę, darna, tiesiog rodosi kaip senoviškus laikus, kai mums rodydavo šokančius žmonės, tokie kaip joninės, va taip panašiai, kai šokančius žmonės, žaidimai, toks vasaros metas. Tai va, jie nori pasakyti, kad dabar toksai, kaip ir visoje žemėje, toksai periodas, tiesiog bus daugybė naujų idėjų ir kurios nusisės žmonijoje, tiek pas mumis kiekvienam asmeniškai. Tos naujas idėjas, ką mes mąstysime pasaulyje, apie save, apie sveikatą, apie grožį, apie tiesiog gyvenimą. Ir kaip tai pakeis mus ir kiekvieną iš mūsų. Ir tiesiog pasaulį patį, kokį grožį mes galime sukurti patys. Ir visą tai mes suprasime, kad visą tai mes sukūrėm patys. Aišku, iki šiol mes irgi viską kūrėm patys, bet mes tai buvo vedami iki to kūrimo, o dabar mes būsime pažadinti ir mes kursime patys. Tai yra nuostabu. Man regis tiek šį kartą, šitą žinutę tiek. Taigi, nuostabaus vakaro, ar kada jūs žiūrėsite šitą video, klausykitės. Linkiu jums viso ko geriausio, buvo malonu su jumis pabūti, pajausti jūsų energiją. Malonu, kad klausėtės ir iki kito karto. Ate!